šitas. Taigi sveiki visi, dėkui, kad sugrįžote dar vieną video apie MPM Turbo projektą. Tai greitai priminsiu, kas buvo padaryta praeituose video. Tai praeitas video pasibaigė tuo, kad E-Tram 6 buvo aprinktas viskas aplink variklį, pasižiūrėta, pasimaruota, kaip tinka turbina, vieną kartą užvestas. Tai nebuvo sudėtas nei visas priekis, nei pajungti radiatoriai, nei turbinos kokie nors tepimai. Tai šiame video pabandysim padaryti daugiau tokių įdomesnių darbų nei visada. Pirmiausiai, nieko nelaukiant, susijudu visas šitas detalės. Tai čia atėjo grandinės tempėjas, tepalo filtras, tepalo korpuso tarpinės ir tokie panašus maži dalykai. Pirmą pasikeičiu juos. Naujas tempėjas įsukta, dabar, manau, reikia pasikeisti greit cilindriukus, o tada tepalo korpuso tarpinę. Cilindriukai pasikeitė, dabar kapotas užsidaro ir pagaliau atsidaro. Tai reikia išsimti generatorius, diržas, tempėjai. Visą šitą korpusą atsversti ir va ten pasikeis tarpinę, kur leidžia. Manau, šitą pradėsiu ir daryti. Tai išmiau seną, dėsiu naują ir šita sena jau visiškai tokia kaip akmuo, tai gerai, kad užsisakiau kitą. Tai dabar, manau, prasideda turbūt sunkiausias darbas, tai yra prisukt kolektorių. Tai varžtas pakeistas, ten nuvalyta. Pasižiūriu, kur tepalo nubėgimas prisisuku. Pasmatuoju turbiną, užsėdu tarpinę ir bandau prisukti jau šitą visą agregatą. Nes tepalo nubėgimas beveik liečiasi prie kolektoriaus. Tai manau, čia nupjovas, dar ten bus tada laisvos vietos kažkiek. Nes jis eina va čia. Tai jau prisukiau turbiną, tada tepalo nubėgimą nupjovėm ir pasukėm kampu, tai dabar jis jau niekur nebesiliečia prie kolektoriaus. Tai dabar po šitų mažų darbų reikia susidėti radiatorius, visas priekis, kad ta kregždė atrodytų kaip kregždė. Pilnai neprispaudžia purkštukų, čia prasipjauti ir visą reilą paleista pačiom, kad pilnai prispaustų. Aišku, pirmą viską sujudu, tada viską reikia išdraskyti. Reilą susidėjau iš naujo, truputį paleidau apačion ant tokių laikikliukų. Tai dabar atrodo, kad tie purkštukai ganėtinai tvarkingai prispausti. Leis kas nors ar neleis, nes iš pradžių buvo per daug pakeltas ir pilnai neprispausdavo šitų adapterių. Dabar atrodo pilnai prispaudė, juda sunkiai, nežinau. Tai dabar metas pradėti daryti downpipe E-Tram 6. Tai nulikėm pas Justą į dirbtuvę, susipjaustė metalą kampais. Pasidarius daug alkūnių, atvažiavo Mantas ir pradėjom viską vietoje kabinti. E-Tram 6 išmetimas yra pilnai pabaigtas. Tai dabar turim pilną nuo turbinos iki pat galo 76 neradijančio plieno išmetimą. Turim vieną gofrą, per vidurį vieną rezonatorių ir gale bakelį. Seniau gofras stovėdavo va šitoj vietoje berods. Kas kart važiuodamas per gulinčius policininkus ar kažkokį kalnelį, aš ją daužydavau ir ji visoje pabaigoje atrodė taip. Realiai jau šitą sezoną būtų reikėję keisti man gofrą. Tai dabar gofrą perkeliam į viršų ir manau išsispręs problemą, kad čia nieko jau nebedaužysi taip. Su visu išmetimu, ką reikia pasidaryti,
tai dar vieną kartą nusimt downpipe'ą ir suvinioti į termobintą nuo turbinos iki kažkur čia. Dėkui Justui, dėkui Mantai, kas man padėjo su šitais išmetimais, suspjaustyt, suvyrint, nes vienas aš tikrai niekaip nebūčiau pasidaręs, plus net nemoku vyrint. Tai... Pasijungsiu kompą, pasižiūrėsiu kaip temperatūros, kaip kas ir galėsiu parodyti, kaip viskas atrodo. Tai kai sakiau, E-Tram 6 rida 96 000 ar kažkas tokio, melavau, pasirodo 89. Tai persikėliau gaugiai į apačią, dabar jie atrodo taip. Prašau. Tai realiai per šitą programą tu viską gali matyti, kas vyksta varikliai ir aplink jį. Tai gali pasikeisti kuro mišinius, degimus ir panašiai. Tai dabar pabandom išsivesti E36. Šitą kompą tada pakeisti reikės planšetę ir visus šitos parametrus galėsiu matyti čia. Automatiškai man mažiau reikia visokių va tokių gaugių. Bet šiaip E-Tram 6 dirba ganėtinai tvarkingai, dirba tyliai, tik kad yra tas toks garsas. Tas pašalinis garsas yra iš purkštuko, va šitas. Tai šitie Bošo purkštukai ganėtinai garsiai dirba. Tai dabar pašilus man labai įdomu pagazuoti, pasižiūrėti koks garsas, nes kadangi susidėjo visas downpipe'as ir labai įdomus dalykas, kame garsas. Aišku, dar nėra sujungta interkuleriai, nebus jokio būsto ar tokio povo ar panašiai, bet pirminis garsas tikrai įdomu išgirsti. Tai šitą mikrofą pabandysiu priklijuoti į galą, kad ir jūs užgirstumėt. Aš čia, hebra, nežinau, ar jums girdis taip pat kaip man, bet garsas pasikeitė visiškai 100% ir žiauriai patinka kol kas. Niekur niekas nebėga, visi skysčiai savo vietą, per kuro reilą niekur niekas nebeteka, antifrizai irgi savo vietoje. Iš dugno irgi visur sausa, per karterius niekur nebevarva, čia nebėga, nors dar pats pilnai nepasižiūrėjau, bet užsivedam dar šiltą, pasižiūrėjom kaip... Tai šiltas susiveda geriau. Turim tokius dalykus. Aišku, šitas garsas dar pasikeis, nes pasijungs interkuleris, bovas ir panašiai, bet principas bus labai panašus. Tai E-Tram 6 su turbina dirba žymiai tyliau nei dirba prieš tai. Apie kitas problemas tada užsidėjau visą šitą turniką, kaip aš vadinu. Jį nudažiau žydrai, todėl kad namie turiu polivizatorių. Ir šiaip jis buvo chrominis, pagalvojau, kodėl nenudažius kažkaip, nes tiesiog turiu lako ar dažų. Gaunas taip. Man vėl nebeužsidaro kapotas. Turbūt jau 4 kartą atsitinka ta pati problema, kad šita pusė neprisispaudžia. Tai sutvarkius, kad turbinos šaltoji dalis nesliestų prie kapoto, dabar pajungus tepalo padavimą mes nusipirkom adapterį 90 laipsnių kampą. Ir galvojom, kad to užteks, bet dabar tepalo padavimo šlanga glaudžias prie kapoto. Maža smulkmena, tiesiog reikės pasikeisti va šitą visą adapterį, kampą iki M5 ir šitas išsispręs. Tad vienintelė kol kas problema, kad vėl kapotas nebeužsidaro. Kas lieka padaryti E-Tram 6, kad būtų pabaigtas šitas visas projektas? Tai iki E-Tram 6 pabaigimo liko realiai labai nebedaug, palyginus kiek padaryta. Jau užsakyti interkuleriai, visgeitai mekai, jie ateina, juos sujungti ir viskas. Kadangi prasidėjo ruduo ir žiemos sezonas, tai šitą sezoną aš turbūt niekur nebevažiuosiu, nes nėra technikinės, o prieš žiemą ją pereiti tikrai neapsimoka, tai palauksiu pavasario. Per žiemą tiesiog galėsiu susitvarkyti visokius nedabaigtus galus, kaip saloną, viską aplink čia dar dasimušt, bet jau E-Tram 6 eina į pabaigą. Aišku, dar reikia pasikeisti tokius dalykus kaip gratelės visokios, gratelės. Tai šiam video, manau, padaryta nemaži darbai, kaip sudėta downpipe'ai, visokios tarpinės ir panašiai, užkurtas, užkaitintas iki darbinės temperatūros, pažiūrėti, ar kur bėga, nebėga. Tai dar noriu padėkoti tiems, kas netingit paspausti like ar pasubscribint. Labai daug sukeliat motivacijos daugiau daryti video apie E-Tram 6 ir dėkui jums už tai. Susitinkam kitam video, tikiuosi būsiu pilnai jau pabaigęs visą šitą, jau bus sujungta interkuleriai, viskas, kad jau būtų galima sakyti viskas. Kol kas užsibaigiau, laukiam stendo ir pasižiūrėti, kiek atsisuks čia G. Tad dėkui visiems, kas pražiūrėjot video, iki sekančio karto.